Gerai. Taigi, sveiki su jumis vėl. Aš ir šiandien yra dar vieni patarimai, bet šį kartą patarimai, kaip išmokti gražiau statyti per Minecraftą, kokius detalės naudot, kokius blokus naudot ir šiaip viskas apie bildinimą. Ir parodysiu, kaip reikia pastatyti trobą, sieną ir gal kokį čia strūmą. Tai įsitaisykit patogiai ir parodysiu. Taigi, mes turim čia pavyzdį, ko nestatyti. Tai čia yra troba, kurią statė Lazauskinis. Taip, Lazauskinis. Troba, kurią aš bent jau sakyčiau yra labai bloga. Įeinam čia, nežinau, gal čia slebai buvo, bet čia viskas statė Lazauskinis. Čia viską bandžiau rekreitinti, čia viskas labai panašiai Lazauskiniu. Ir jo, aš tikiuosi, kad jūs tokių panašių trobų nestato, tokių didelių ir, nu, tiesiog čia viskas nevešina, tos duris apšį nevešina čia prie tų blokų ir, nu, stogas tiesiog šlykštų, aš nežinau, kodėl jis tiesiog toks, reikia daugiau detalių įdėti ir šiaip blokų mišinys, bent jau iš išorės, yra tie laiptai, paprasti mediena ir šitas nušlifuos. Wow. Čia labai daug detalių tikrai įdėta. Tai parodysiu, ko nestatyti ir jau aš dabar pabandysiu šitą trobą tiesiog sunaikinti. Jo. Mes turim panaikinti, nes mes šitos trobos nenorim matyti. Šita troba nereikalinga mums. Ir jo. Tikiuosi, kad jūs tokio nestatysit. Čia dar gal nežino, bet jau, va čia dega, va čia dega. Čia reikia ir va čia jau. Viskas, čia viskas nyksta po truputį. Čia ir šitas dvainot. Čia reikia šitos visus blokus išgriauti, kad čia šaudas yra. Prašom tokių trobų nestatyti ir jo. Jeigu tokią turit panašią, prašom sudeginti. Tai va. Taigi, Lazauskinio trobą sutvarkiau, trobos nebėra, tai jo. Tokių trobų nestatykit, nes šiandien tikrai nebus gražiai. Trobos kaip nebuvo. Gerai, taigi. Visi tikriausiai žino, kad reikia statyti namą, aišku, bet nežino gal nuo ko pradėti ir bent jau kokie blokai mečina. Tai siūlau pradėti nuo visai, aišku, paprasto auko, pasimti visokių medienų. Ir suprantu, čia gal panašus materialai į Lazauskinio trobą, bet pasimti blokų, kurie iš tikrųjų mečina ir bent jau gražiai atrodys. Gerai. Dabar žmonės tikriausiai mėgs daryti visai tokius paprastus, labai paprastus namus, bet aš jums parodysiu visai lengvą, paprastą dizainą, kaip iš tikrųjų pastatyti kažką, kas, nu, gal bent jau gražiau atrodys, negu jūs dažnai statote. Taigi, tarkim, mes norim pastatyti labai nedidelę namą, nedidelę trobą, nežinau kaip jūs sakot, kažką panašaus į šitą. Ir jo, aš siūlau vis laik naudot freimams bent jau va, tokį paprastą medieną. Nebūtinai šitą galite ir suprūsti ir biržą ir bet kokią medieną. Svarbu, kad atrodo kažkas panašiai. Ir daugelis žmonių medieną dėtų šitame lygyje. Bet aš manau, kad gražiau atrodytų, jeigu dėtumėt šitam lygyje. Aišku, mediena su mediena viskas nice. Bet aš manau, kad aš mėgstu dažnai įmašyti ir visokių stone irgi detalių. Tai einu pasirinkti kelis stone dalykus. Nu, va, čia kaip ir yra šitie blokai, kuriuos aš mėgstu dažnai naudoti ir mes galim pradėti daryti tokį outline. Gal atrodys iš pradžių keista, bet aš manau, kad atrodys visai gražiai bei originaliai. Nu, va, mes jau gaunam va tokią sieną. Aš suprantu, čia gal nėra daug detalių, bet maišom šitus. Jau atsiranda kažkokios detalės. Gerai, dabar reikia pabandyti visas tokias sienas padaryti. Aš žinau, viduje gal nebebus daug vietos, bet bent jau iš išorės atrodys gražiau. Nebūtinai daryti tokio dydžio, gali daryti didesnę, mažesnę, kokias norit. Čia jau aš pasirinkau nužiūri mažą tokią daryti trobą. Nu, va, gaunam kol kas va taip, aišku, galim ir padaryti ir durims vietą. Tai va, nice, mes gaunam va tokią trobą, neblokus, o dabar stiersus sudedam. Stiersai padaro tokias gal labiau detalės arba arkas, nežinau kaip jūs galit vadinti šitos. Bet ko dabar man labai trūksta, tai yra, kai žmonės mėgsta
nušlifuos šitos ir mes gaunam tokį dalyką. Aš manau, žymiai labiau mečina prie tų blokų ir atrodo kol kas taip. Čia yra paprasta ir gali dar, jeigu labai norit, gali tai padaryti, bei tos lanternus pakabinti taip. Jūs jau gaunat kažkokį tai apačios arba žemesnę namo dalį, kuri jau visai gražiai detail. Toliau mes galim panaudoti ir šituos, kad dar daugiau detalių sukurti. Galit, aš manau, naudoti ir čia, jeigu labai norit. Padarau taip, jeigu ką. Čia yra va tokia kol kas troba mums gaunasi, šiaip visai gražiai. Tikrai gražiau negu ta Lazauskinio troba. Ir jo, mes galim padaryti viską nusišlifuoti ir padaryti, atkurti visiškai viską tą patį. Nu va, kaip ir atkūriau, gaunas tokie, nežinau, stulpai arba rastai išlindę, kas ir gražiai. Ir plus su keliom detalėm tikrai gražiai atrodo. Oi, pamiršau slevą čia sudėti. Tikrai gražiai atrodo, aš manau, ir bent jau netrodys taip kažkaip blogai ir panašu į Lazauskinio trobą. Gaunam tokį. Labai gražiai, labai nice, bet aš mėgstu dažnai ir čia sudėlioti, bet mėgstu ir šitos panaudoti. Šitos irgi aš mėgstu nušlifuoti dažnai, nes jie tiesiog labiau mečina prie lentų. Pažiūrėkit, kokią gausim detail. Grindis tokios detail. Dabar mes galim padaryti irgi dar vieną paprastą ir gerą dalyką. Taip, toliau statyti viršutinę dalį. Apačioje galit laikyti, nežinau, kokius čestus, ką aš mėgstu dažnai daryti. Šiaip visokių yra trobų, nebūtinai kažką tokio, bet tiesiog maišykit, naudokit detalės, eikit žiūrėti irgi visokius kitokius tutorialus. Nes video tikrai nebus ilgas, kad čia visiškai viską parodyt, kaip perfektly statyti nuo nulio. Tai galit ir kitų tutorialų žiūrėti, kurie, aišku, Lietuvoje aš nežinau, jie daro kažkas tokius panašius tutorialus, bet aš bent jau stengiuosi padaryti kažką įdomaus. Nu, va, gaunam tokį antrą aukštą kaip ir. Jau gali čia maišyti medieną, kad nebūtų labai panašiai. Ir atrodytų visai irgi mečiantų prie tų detalių. Ir šiaip overall atrodo visai gražiai. Toliau mums reikia langų ir aš pamiršau juos pasiimti. Tai mes galim naudoti, aišku, siūlau vis laik šitos glass pane'us naudoti. Žymiai labiau gražiau atrodo. Kaip realybių langai, nes realybių langai, nu, yra kvadratiniai, bet jie nėra visiškai kvadratiniai sulig siena. Tai yra biški tokie plonesni ir tiesiog daugiau detalių. O kaip matėt, Lazauskinis irgi naudoja tuos blokinius langus, kas man žiauriai negražiai atrodo. Ir va, mes jau turim kaip ir antrą aukštą, bet mums ko trūksta? Stogo, kad neprilytų ir taip toliau nebūtų kažkokių nesąmonių. Dabar aš mėgstu irgi naudoti visokius akmenis, kad dar gražiau atrodytų. Galim irgi susirinkti visokių blokų. Ir jo, galim pradėti daryti stogą. Siūlau stogą daryti vienu žemiau, nedėti tiesiam bloką, o aš biškai žemiau su langu gražiau atrodytų. Tiesiog, kad irgi originaliau atrodytų, bei iškišti vis laik šituos galus, kad stogas irgi gautų labiau def, nežinau, kaip lietuviškai. Čia aš nežinau, aš dažnai čia jūzinčiau realiai irgi medieną, patokia tiesiog. Paprasta mediena. Ir dabar pabandom stogą pastatyti.
Nu va, kaip ir baigiau stogas irgi visai toks paprastas, lengvas ir gaunam tokią visai cozy gražią namelį. Taigi matom, kad čia aš visokių staunų naudau, va čia ir yra visokių staunų. Nebūtinai tokius pačius galite naudoti visokių staunų irgi. Daugiau mažiau. Galite ir naudoti tos mos staunus visokius irgi, kad gražiau atrodytų. Bei reikia laiptus dėti ir taip, kad gautųsi toks trikampinis ir labiau gražesnis stogas, nes be jų atrodo tikrai trūksta detalių ir jo, gaunam tokią cozy trobą. Gerai, mes dabar reikėtų, aišku, durų bei čia grindų, nes čia nieko nėra. Čia žinau, čia galite čia kelis čia susidėti, žinau, čia visai mažai vietos, bet aš ir nesistengiu ją daryti. Milžiniška, kaip Lazauskinis. Mums dabar reikia durų, o duris dedam, aišku, tokios, kurios, aš manau, mečina labiausiai. Tiesiog paprastos auk duris, jo. Tai va. Pasidarom dar čia lederius, nes why not, irgi reikia lederių pasidaryti. Kad galėtumėm užkilti. Ir jo, mes gaunam tokią fainą trobą. Aišku, galim čia irgi nuskusti. Ir jo, gaunam tokią fainą trobelę. Bei jeigu labai norit, galit ir iš vidaus padaryti tą patį, irgi va taip uždėti va. Gal gražiau, gal ne, man tai visai fainiau atrodo, ne toks kvadratinis stogas tiesiog. Tai jo, va, čia plius minus kaip reikia pastatyti namą. Cozy, gražų namą, ne Lazauskienį, o normalų. Tai va. Namą turim, mums reikia dabar kažkokios tai sienos, o sienos yra irgi didelė dalis, gal kai kur ir pamiršau čia įdėti slevus. Gerai. Nu va, dabar tikrai turim cozy namelį, kuris visai gražiai atrodo. Tai va, galite visokių kitokių blokų naudoti, nebūtinai čia, bet čia tokia paprasta, lengva trobelė, kurią galite statyti ir lygėjime, ir jo. Gerai. Taigi pasirodo, vietoj čia strūmo aš geriau pasirinksiu padaryti takelį, nes takelis, aš žinau, žmonės kaip sugalvoja takelis, jie tiesiog turi omenyje šitą takelį. Aš suprantu takelis, bet man tas labiausiai nepatinka, nes jis labai paprastas, jis su vienu mygtuku padaromas ir jis vienu pikseliu žemesnis. Tai jeigu villagerius kažkada transformuosit, jūs negalėsit pakilti su valtim, tai mane labai nervuoja. O visi blokai, kaip žinot, yra full 16 pikselių. Tai mes šitų nesąmonių nedarysim, mes darysim gražų normalų takelį. Taigi, kaip padaryti gražų, normalų, gražų takelį? Mes pirmą išsitrinam šitą ir pasidarom naują, nes čia buvo nesąmonė. Čia irgi aš mėgstu dažniausiai irgi naudoti va tos pačius stone dalykus. Irgi, kurie visai irgi mečint prie namo, bei atrodys visai gražiai. Ir nėra jų plius taip sunku, tik šį kartą gal panaudosim va šitų ir šitų versijų, nes why not. Pirmas takelis būtų va, visai paprastas, galimas va taip, pavyzdžiui, pasidaryti. Ir daryti va kažką panašaus. Nu, pasidarykit jau kokiais norit formą, galite ir kažkaip įstrižai varyti. Ir jo, labai laukiusiu. Kol pasidarysit ir jo. Pasidarę formą galėsit sudėti irgi va taip pat random takelį. Gerai, matom, mes čia gaunam va taip, tai aš čia noriu padaryti įstrižai. Tai mes taip pat ir darom takelį. Viskas. Turim tokį takelį plius minus, bent jau formą. Ir pradedam dėlioti visokiausius stone dalykus. Nu va, turim takelį, viskas nice. Tik tais takelis kaip takelis, viskas ok, man tiesiog trūksta detalių. Ir detalės yra visai paprastos, aš manau, galim irgi visi jas padaryti, nes čia nėra sunku. Vėlgi pasiemam tokius blokus, žiūrim kokią naudoti. Jeigu, pavyzdžiui, fensas, oak fensas, jeigu prie namo statėt su sprūs arba birch, naudokit tą patį, kuris mečina prie jūsų namo. Ir tada gausis tikrai gražiau ir fainiau. Toliau pasimkit ir lapus. Imkit irgi, kurie mečina prie jūsų namą. Ir dabar pažiūrėkit keliom detalėm, aš padarysiu biškį gražiau
visą šitą plotelį gal. Nereikia jų per daug pridėti, viskas ok, aš manau, galit pridėti. Nes prie gražių namų svarbiausia yra ir kad aplinkui surroundingai visokie būtų. Irgi gražus, nebūtinai čia turėtų patį gražiausią namą, bet reikia, kad ir iš išorės jis atrodytų gražiai ir jaukiai. O turim vieną tokį lanterną. Galim į dvi pusės padaryti. Gal įdomesnis gausis. Nu va, pastatot kelis tokius ir bus apšviestas jūsų namas. Bei atrodys, aš manau, žymiai gražiau, kai turėsit kažkokius tai žibintus, kurie kabo. Kaip ir realybėj mieste irgi kabo žibintai, bet ne tokie senoviniai, o tokie šiuolaikiniai, jau galim sakyti taip. Tai pasistatot kelis tokius dalykus ir mes galim sakyti jau kaip ir turim mūsų takelį, surroundingus, nežinau kaip čia galim dar pasakyti. Turim takelį, turim namą, kaip ir viskas. Troba jau gaunasi ir visas šitas plotelis visai gražiai. Ko mums trūksta? Ten yra miškas, ten yra kalnas ir dažnai turim medžių. Tai aš galvoju, kad mums reikėtų pridėti medžių. Vėlgi naudokit medžius, kurie tinka prie jūsų namo, kad viskas gražiau mečintų. Galim čia vieną medį įdėti. Turim medį. Čia vieną medį, nes šitaip tuščia. Ir čia galim vieną medį įdėti. Nice. Turim tokį visai gražų plotelį. Tai va, aš toliau parodysiu, kaip reikia pastatyti surrounding gražią sieną, kurie jeigu kas mėgstat statyti pilis sienas, aš manau jums pravers. Ir galim varyti. Takelį, turim namą, pradėkim statyti sieną. Sieną aš manau statysiu čia kažkur tais, kad, žinai, atrodytų gražiai ir gerai. Kol kas atrodo visai neblogai čia kaip mums yra, bet vis tiek galim pastatyti. Taigi naudojam tokius pačius blokus, viską tą patį. Bei irgi, panašių stilių, galim sakyti, susirinkit panašius blokus, kuriuos naudojam statyti. Ir žiūrim, kaip gausis jau čia. Va. Gerai, mes padarysim sieną nuo čia. Pavyzdžiui, darom 2 blokų storio, kad gražiau gal atrodytų. Ir 1, 2, 3 šiuojam. Gerai, mes kol kas tokią sieną turim. Va. Labai gerai. Padarom, nežinau, kokių kelių blokų aukščio. Gal ir tokio bloko aukščio užteks. Nereikia čia labai didelio, žinai. Svarbiausia, kad atrodytų visai geražiai ir cozy. Ir tiks, ir viskas mečins. Ne kaip Lazauskinio troba. Gerai, mes čia gražiai pabaigiam šitą. Galim dar vieną lairą. Čia galite statyti kokius norit aukščio, kokio storio, kokio ilgio. Tiesiog aš parodysiu, kaip padaryti, kad siena atrodytų gražiau negu kažką, ką stato kiti. Aš seniau irgi statydavau vieno bloko sienas, tas žiauriai negražiai atrodo. Bet vis laik paišyti reikia, nes kai maišai gaunasi tekstūra iš tikrųjų. Graži, faina tekstūra. Gerai, pradėkim. Mes dedam vėlgi logus. Taip pat paliekam 3 blokų tarpą ir dedam vėl logus, sujungiam viską, gražiai sujungiam, padedam šitą, šitas ir šitas. Ko mums reikia? Mums reikia eksų, kad nušlifuot. Nu va, gaunam tokią sieną, ne sieną, nežinau kaip norit vadinti. Gerai, toliau nestatom dar vieno stulpo, o vėlgi 3 blokų tarpas ir taip toliau ir tęsim. Gerai, taigi padarom šitaip, vėl nuskutam viską, slebas, neslebas tirsai, šitas
Šitas gaunam tokia. Gerai, aš dabar pabandysiu toliau ją išpratest, o kol jūs pažiūrėkit. Nu va, aš kaip ir pratęsiu, gaunam va tokių 5 tokios skyrių, nežinau kaip gali pavadinti. Galite ir iš kitos pusės statyti, bet kol kas aš nedarau. Ir gaunam tokią visai gražią sieną. Toliau aš manau, kad žmonės mėgsta ir vaikščioti tokių sienų, jo. Ir aš manau, kad būtų geriausiai padaryti kažkokį tai panašų dalyką, nežinau. Bet pabandyti va tokius padaryti. Galit visokių, ne tik tokių formų daryti, bet va, kad gautus va. Arba netgi kitaip, žiūrėkit, galiu dar padaryti įdomiau. Taip. Taip ir taip. Ir gaunam tokį, nežinau, pratesimą šitos sienos, galim taip vadinti. Taip išgriaunam čia. Tai va, visai gražiai atrodo. Ir jo, šitos irgi sudėsiu visur. Galite ir slebus naudoti, va, kaip gražiai. Neslebus tos trapdoros. Čia irgi galite įdėti, va. Nu, kad gautus iš tikrųjų tos tekstūros. Nu, va, gaunam va tokią sieną. Visai gražiai, galite jūs ją pratęs kaip norit. Ant kampo visai paprastai. Tiesiog, jeigu gaunat va taip, išsigraunat ir taip toliau tęsit. Aš manau, visai suprasit, kaip tęst. Paprasta, gražu ir kauziai, aš manau, atrodys. Ant viršaus galite irgi čia apsišviest, kad gražiau būtų. Ir jo, čia kaip ir buvo visas video, kaip išmokt gražiau statyti. Maišyt blokus, žiūrėt, kad mečintų ir nestatyt kaip Lazauskienės. Taigi, tikiuosi patiko video, būtent paspauskit laiką, subscribe ir laukit kitų video. Tai va, ir komentuokit Lazauskienės. Lazauskienės, jo, easy. Susmatysim kitam video. Iki.